Nuo kada šitas takas virto keliu? Tai per kur išvažiuoti? O per kur jūs važiavot? Per kur visi važiuoja? Per kiemą turbūt? Ten, aš esu matęs čia daug mašinų važiuoja. Tai gerai, čia sunkvežimiai važinėja, aš suprantu. Taip. Ir jų kelias yra čia. Taip, tai O čia yra pėsčiųjų kelias. kur pėsčiųjų kelias? Va čia. Kur, va čia? Taip. Kur? Va čia, va. Kur ženklas? Ženklas, šaligatvių ženklas reikalingas. O kur yra pagrindinio kelio ženklas? Jūs matot, kur mašinos stovi ar ne? Ar jūs Matau. Aklas? Ne, tu lygiai tokie patys kaip ir jūs akli. O kur čia pilna mašinų? Nematot mašinų? O prie ko čia matau mašiną? Statybos vyksta, kaip važinėt? Kur važinėti? Čia šita mašina statybinė ar kas yra? Ar ką jūs šnekat? Čia prekes atvežat? Taip, Kokias? taip, savo. Blokus, o ne? Taip. Prie manęs- Jūs statybininkas? Taip, aš statybininkas. Supratau, tai tiesiog va, tipinis atvejis, statybininkas. Taip, statybininkas. Važinėja kur nori. A kas jūs? Seniūnaitis, šitos teritorijos. Tai sveiki. Ačiū, kad sveikinat. Pilna mašinų, blėt, nėra ką veikti. Nėra ką veikti, bet prie žmonių reikia dasipisinėti. Ne prie žmonių, o prie kiaulių. Prie kiaulių. Nepainiokit. Žiūrėkit, koks pilvas išlindęs. Žinai, kiaulė. Pats kiaulė, važinėti tik fotką. Aš kažką padariau jums blogo? Taip, Ką aš jums blogo? gadinat aplinką. Aš gadinu aplinką. Taip, jūs gadinat aplinką. Ir ką tik mane dar kažko išvadinote. O jūs mane kiaulė išvadinote. Ne, aš jūsų kiaulio neišvadinau, išvadinau tos, kurie čia stovi. Aš sakau, prie žmonių priekabiau, jūs man sakot, Prie kokių žmonių? Prie kiaulių, sakot. Sakot, jūs mane palaikėt ne žmogum, o kiaulė. Nu, jeigu žmogus net nesupranta, kad jisai važinėja pėsčiųjų takais, tai kaip jį vadinti reikia? Kur aš žinau, čia visi žmonės važinėja. Jeigu visi važinėja, tai vadinasi ir jūs galit. O jūs vairuotojo teisės turit ar ne? Ne, bet teisų važinėja. Šaunuolis. Pasidomėkit. Mano brolis šiaip policininkas ir aš savo teisę žinau, žinai. Man pasako, kaip su tokiais kaip jumis reikia elgtis. Kaip reikia elgtis? Jūs per daug naglas, žinai. Kaip reikia elgtis? Nu, va, brolis policininkas jam pasako, kaip su tokiais naglais kaip aš reikia elgtis. Supratom, kaip policija veikia.